instrumentų žmogus, kaip fortepijonas stovi. Jame viena styga prie kitos priderinta. Ir jeigu mes paimsim vieną stygą ir perderinsim kaip nors, groti su tokiu instrumentu taps sunku. Galima, bet sunku. Jeigu geras labai muzikantas, jis supranta, kaip perderinta styga ir kaip naudotis tą klavišą kitaip. Va. Arba jeigu prastas muzikantas, jis tada tą klavišą tiesiog įsimena, kad ją spaust negalima ir groja aplink. Tai vat, kada du žmonės sudaro santykius, čia kaip du instrumentai, kurie per kažkokius stygas pagauna solitoną. Vat šitą fortepijoną ir šitą, vat, ta styga dirba vienodai, siela dirba vienodai, tarkim, arba protas, du žmonės vienodai mąsta. Vienam žmogui mintis patenka į protą, jis pasako porą žodžių, o kitas žmogus tą mintį gali tęsti, nes jo protas suderintas taip pat. Taip? Vat. Ir mes norim kitą solitoną sukurti, mes mąstom vienodai, norim dar ir emocionuoti vienodai, kad tai ta pati situacija, ta pati mintį, kuri pas mus solitoninė, mes atsakytumėm tą patį emociją. Taip? Ką aš turiu omeny, sėdi solitoniškai mąstantis žmonės, berniukas su mergaitė. Taip? Ir berniukas pamatęs, pavyzdžiui, kaip eina per gatvę kitas berniukas su alaus buteliu rankuose, jam atsiranda mintis, galima būtų nueiti ir irgi nusipirkti, o solitoniškai mąstanti mergaitė, jai ta pati mintis, jis nori eiti ir nupirkti. Ir jis į tai reaguoja emociškai, kaip faina, o jinai, kaip nefaina, suprantat? Disharmonija. Protai suderinti, jinai tą patį pamatęs, tą patį sugalvoja, suprato, kad to jis atsikels, eis ir nupirks irgi alaus savo ir išgers. Ir jis lygiai tą patį pagalvoja. Suprantat, tai ta pati situacija, jie dviesi tą patį mintį sukuria. Bet jau siela suderinta kitaip. Jinai tą patį mintį turint protę pradeda nuo to erzintis, o jis nuo to pradeda, ten jam ateina džiaugsmas, tarkim. Suprantat? Dabar jis su savo stygom groja savo gyvenimą melodiją, savo ten tą kristalinę funkciją realizuoja, o jinai savo. Tiesiog ta styga sutapo, dėl to jie kartu sėdi. Jam dviese sėdėti, kažką mąstyti kartu smagu. Taip? Davai mes sukursim kitą solitoną, šitai stygai, kad mes kartu emocionuotum. Kad mano džiaugsmas nebūtų tavo irzlumų, kad tavo džiaugsmas nebūtų mano ten, pavyzdžiui, baimė. Davai, ir suderinam, o kaip suderinti? Arba šitą stygą, arba šitą reikia perderinti, arba nedaug dievė abidvi perderinti. Taip? Dabar pas mus čia solitonas, čia solitonas. Mes kada kartu, mes mąstam vienodai ir vienodai emocionuojam. Uždaręs visus duris ir orlaidės, mums labai gera. Bet kada mes išeinam, už tų durų žengiam žingsnį ir bandom savo kristalinę funkciją atlikti, pasirodo, kad mes ne vieno akordo paimti negalim, mes persiderinam. Taip? Dabar mums reikia pagal tą naują savo vibraciją perderinti visas savo vibracinės stygos, visas savo mažas kristalinės funkcijėlės naujai perskaičiuoti. Tai yra procesas labai sudėtingas, ilgametis. Žmonės gali ten tai daryti, bet
kol nėra tos naujos tvarkos, žmogus visas išderintas ir kalbasinasi. Dėl to, teoriškai galima tai daryti. Praktiškai žmonės patys nelabai sugebėtų. Jeigu tai apskaičiuota iš kažkur, Dievas ten praskaičiuoja ir jis staiga perderina, taip, tada mes tai jaučiam, kaip jaučiam. Ateina meilė, kad Dievas į mūsų gyvenimą atėjo, mums vienintelis toks vidinis pojūtis - meilė. Ne įsimylėjimas, kai aš aistringai noriu ten kažko, mašiną įsigyti, mergaitę pabučiuoti, o kada meilė ateina. Reiškia, ten viduj dabar tas, kas visas stygas derina, harmonizuoja, dabar jis gali kažkokius solitonus sukurti. Du žmonės, jeigu tarp jų atsirado meilė, viename iš jų, kadangi yra solitonas, tai iš karto ta meilė pradeda persiduoti, nesvarbu per kokį stygą, ar per anahatą, ar per višutcha čakrą, ar per muladharą, jokio skirtumo. Tiesiog persiduoda energija, eina srautas, tame sraute ta meilė pereina kaip mikrobas. Ir tada dabar du žmonės meiliai. Tame procese gali būti perderinti abu du žmonės, jie labai stipriai gali pasikeisti, patyrę meilę. Kitaip jau žmogus gali mąstyti, jis gali pakeisti profesiją, jis gali pakeisti visą savo pasaulėžiūrą, jam fizinis kūnas pasikeičia, jis kitaip pradeda atrodyti, jis atsikrato kažkokių ligų, įsigijo kitų ligų rinkinį. Viskas persiderina. Bet patys mes to dėja negalime daryti ir net tą procesą kažkaip išprovokuoti specialiai. Priversti Dievą, meilę man duoti. Pas mus dar yra toks kaip instrumentas, kaip aikštelė, kada ten irgi gali būti apskaičiuota nauja optimizacija, naujos kristalinės funkcijos, rinkinys visas gali būti išskaičiuotas aikšteliai, visas stygas gali būti perderintas. Ir turbūt ir tiek yra būdų gauti meilę arba išeiti į aikštelę, jeigu yra tam leidimas su tokiu užsakymu. Galima ieškoti tų solitonų. Tu, kada pradedi su žmogum bendrauti, berniukas ir mergaitė, tai turėjo omeny klausant, tai sutinki mergaitę ir supranti, kad yra solitonas per kažkokią lygiai, yra visiškas toks susiliejimas. Bet būna taip, kad kitų tonų tu net nebandėjai junginėti, kitų klavišų. Gal kitur irgi yra. Galima paieškoti. Ar sutampa mūsų idealai, ar sutampa mūsų eterinės vibracijas, ar mums gera ten lovai, ar mums gera kažkokiam fizinė erdvėj kartu būti, ar kartu mums patogu ten, pavyzdžiui, nežinau, maišą nešti, karvę melžti, kažką su fizinio pasauliu daryti kartu. Paieškoti, gal emocijos mūsų sutampa, gal mes žiūrint tą patį brazilišką serialą vienodai emocionuojam. Gal mes turim kažkokių bendrų įgūdžių, bendrų pomėgių. Paieškoti, kur dar gal mūsų idealai sutampa, gal mūsų gyvenime vertybės sutampa, budhialinės. Gali būti, kad yra ten irgi suderinta,
Bet mes to nežinom tiesiog. Va, šitą galima daryti. Ieškoti įvairių situacijų ir gaudyti ten solitonus. Eisim kartu, kaip Visockis ten dainavo, если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, nu ką reikia daryti, į kalnus vesk. Ir ne šiaip savo, kad jis ten pasivaikščiotų, o kad būtinai, kad jis laiko virvę, o tu krenti nuo uolos, taip, ir tada pažiūrėsi, ar jis tikras tau draugas. Jeigu ne, tai tu net nespėsi to suprasti. Jeigu taip, tai, nu, va, toks būdas, taip, reiškia, saulė įjungt kartu, gal čia solitonas yra. Va, taip, va, ieškoti įvairių situacijų, kur gali pasireikšti dar kažkoks solitonas.